Pasaulio čempionatas Turkijoje startuoja. A grupės komandos Angola, Argentina, Australija, Vokietija, Jordanija, Serbija. Etatiniai Afrikos regiono atstovai Angolos ekipa Turkijoje vykstančiame čempionate nusiteikusi pakankamai rimtiems iššūkiams. Prie komandos vairo stovės Portugalijos krepšinio legenda, treneris Luisas Magalesas. Nors Angolos rinktinė yra smarkiai atjaunėjusi, jo vadovaujami auklėtiniai sėkmingai pasirodė paskutinėme Afrikos čempionate, kurį laimėjai iškovojo tiesioginį kelialapį į šių metų pasaulio čempionatą. Neabejotinų komandos lyderių turėtų tapti 30-metis Joakimas Gomesas. Afrikos čempionate pelnydavęs po kiek daugiau nei 15 taškų, atkovojęs po 7 kamuolius ir atlikdavęs po vieną rezultatyvų perdavimą. Jam puikiai talkino Carlosas Moraesas. Jis pelnydavo beveik po 15 taškų, sugriebdavo po 3,5 atšokusio kamulio. Argentinos rinktinė bus viena tų elitinių rinktinių pasaulio čempionate, kuri nebus sukomplektuota pilnos ir stipriausios sudėties. Nors komandai neatstovaus pasaulinio ryškumo žvaigždė Emanuelis Džinobilis, tačiau komandoje bus ne vienas tiek NBA, tiek Europoje sunkiai sustabdomas krepšininkas. Argentinos rinktinės lyderiai yra nesulaikomi ir NBA arenose. Luisas Scioli pelno po kiek daugiau nei 16 taškų, atkovoja po beveik 9 kamuolius, Milwaukee Bucks sniperis Carlosas Delfino pelno po 10 taškų, atkovoja po 4 kamuolius ir atlieka po beveik 3 rezultatyvius perdavimus. Australijos ekipa šiame čempionate privalės rungtyniauti be savo kertinio aukštaūgio Andrew Boguto. Komandoje galima rasti ir daugiau garsių krepšinio pavardžių, tokių kaip NBA rungtyniaujančio Davido Andersono, Pekino olimpiadoje komandos atradimų tapusio gynėjo Patriko Millso ar lietuviams puikiai pažįstamo Matthew Nielseno. Nors Australijos rinktinės lyderiai ir žaidžia NBA, tačiau savo statistiką jie kol kas pasigirti negali. Davidas Andersonas atstovauja Houstono Rockets ekipai, kurioje pelno po beveik 6 taškus, atkovoja kiek daugiau nei po 4 kamuolius. Komandos žaidėjas Patrikas Millsas nors ir buvo pašauktas 2009 metų naujokų biržoje, kurį pasirinko Blazers ekipa, tačiau žaidėjas beveik negauna žaidybinio laiko aikštelėje. Tačiau prisiminus jo olimpiados pasirodymą, kuomet jis pelnydavo po kiek daugiau nei 14 taškų, galime būti tikri, kad jis ir šiemet ves Australijos rinktinį į priekį. Vokietijos viltys šiame čempionate nėra didelės. Visų pirma, tai dėl vieno žaidėjo – Dirko Nowitzki. NBA superžvaigždė šiemet neatstovau savo nacionaliniai komandai. Šis čempionatas komandos treneriui Dirkui Bauermanui turėtų išeiti naudą tik tuo, jo galės apžiūrėti ir leisti įgyti svarbios patirties komandos jauniesiems talentams. Vokietijos komandos lyderiais turėtų būti komandos veteranai Demondas Greenas ir Janas Jagla. Demondas Greenas paskutinį sezoną praleido Graikijoje, kur pelnydavo po 11 taškų ir atkovodavo po 2 kamuolius. Tuo tarpu Janas Jagla žaidė Eurolygoje ir atstovavo Asseco Procom ekipai. Komandoje jis buvo vienas pastebimesnių aukštaūgių, pelnydavęs po beveik 7 taškus, atkovodavęs po 4 kamuolius ir atlikdavęs po beveik 1 rezultatyvų perdavimą. Jordanijos rinktinės pasirodymas Turkijoje bus pirmasis pasaulio čempionatas šalies istorijoje. Kelialapį į Turkiją rinktinė iškovojo laimėdama Azijos čempionatą. Nors ši ekipa yra viena stipriausių Azijos žemyne, tačiau pasaulinėme krepšinio kontekste šiai rinktiniai visuomet priskiriamas outsiderių vaidmuo. Neišimtis ir šis čempionatas. Jordanijos rinktinės lyderiai yra Rashimas Vraitas ir Zaidas Abbasas. Rashimas Vraitas Azijos čempionate buvo vienas sunkiausiai sustabdomų krepšininkų. Jisai rinkdavo po beveik 21 tašką, atkovodavo kiek daugiau nei po 3 kamuolius ir atlikdavo po beveik 2 rezultatyvius perdavimus. Krepšininkui puikiai talkino komandos draugas Zaidas Abbasas. Aukštaūgis rinkdavo po beveik 14 taškų ir sugriebdavo po 9 kamuolius. Serbijos nacionalinė rinktinė keliauja į Turkiją su aukštais tikslais ir didelėmis perspektyvomis. Serbijos rinktinėje kartų kaita prasidėjo prieš kiek daugiau nei 4 metus ir vyksta iki šiol. Kol kas komandos trenerių štabas dirba puikiai ir dėka talentingo jaunimo sugebėjo iškovoti 2009 metų Europos čempionato sidabrą. Serbijos rinktinės lyderiais turėtų tapti Nenadas Kirstičius ir Milošas Teodosičius. NBA Oklahoma City Thunder atstovaujantis Nenadas Kirstičius pelnydavo po 7 taškus, atkovodavo po 6 kamuolius ir atlikdavo po beveik 1 rezultatyvų perdavimą. Eurolygoje spindėjęs Milošas Teodosičius pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo po beveik 3 kamuolius, atlikdavo po 5 rezultatyvius perdavimus ir iš varžovų pavogdavo po 2 kamuolius. A grupės komandų rungtynės vyks Kadir Has Arena arenoje.
kurioje telpa per 7000 žiūrovų. Ši arena buvo baigta statyti tik 2008 metais, todėl yra pakankamai moderni. Arena pasižymi savo specifiniu ir išskirtiniu dizainu, kuris nustebina daugumą lankytojų.